Dažniausiai apie motociklus kalba plačiapečiai barzdoti vyrai odinėmis striukėmis, bet ši technika moka sužavėti ir merginas. Mano kelyje visai netikėtai pasitaikė mažas motocikliukas Kawasaki KLX. Tiesiog įprastai stovėjo sodyboje ir interesą lydimą susiradau YouTube platformoje esantį video. Pabandžiau savarankiškai viena užsivesti, pamykti, sekti tuos žingsnius, kaip ką padaryti. Ir pirmų bėgių pradėjau sukti ratus aplink sodyboje esantį namą. Raimonda Biguzaitė, geriau žinoma kaip Raimonda Rei. Motociklininkės karjerą pradėjo slaptai, tačiau apie tai sužinojęs tėtis jos nebarė, o atvirkščiai pakvietė pasivažinėti, praleisti laiką miško keliukuose. Taip gavosi, kad tas mano greitis, iššūkiai, rizikas vis pradėjo didėti, norėjau vis labiau rizikuoti, didinti greitį. Ir tėtis pastebėjo, kad tai jau nebeprimena paprasto turistinio pasivažinėjimo ir nusprendėm pasibandyti sportinį motociklą. Pirmasis bandymas Balio Bradausko Perkūno trasoje užkabino ir Raimonda pasinėrė į sportą. Treniravosi su Arūnu Gelažniku, pradėjo dalyvauti tarptautinėse varžybose Graikijoje, Dubajuje, po truputį skinasi kelią link Dakaro. Grafikos dizainerė, atsistojusi nuo kompiuterio, visą savo laiką skyrė motociklų sportui ir suko jį ne tik rankeną, bet ir varžtus. Iš tikrųjų tepliojosi ir man tas patinka ir niekada nenumoju tai ranka. Viską, ką galiu pasidaryti, pasidarau pati. Žinoma, nesu ant tiek gabi, kad remontuočiausi pati variklį ar kažkokius labai sudėtingus techninius gedimus ar priežiūras, bet tokia priežiūra kaip oro filtrai, tepalo filtrai, alyvos keitimas, rato pasikeitimas, grandinės pasikeitimas, tai puikiai atlieku pati ir pasidarau pati. Bet turiu ir profesionalų mechaniką iš motocentro, kuris su manim turbūt jau nuo pat pirmų dienų. Kad ir kokią profesionalią komandą gali turėti sportininkas, mechaninės žinios individualiame techninėme sporte būtinos. Su gedimu esu prabuvus miške 4 valandas viena. Ten mechaniko nėra ir turi mokėti, suprasti, rasti problemą, aiškintis, padaryti maksimaliai, ką gali savo jėgomis. Tas dalykas man pačiai tikrai labai yra įdomu, čia yra visa dalis šito sporto. Neįsivaizduoju, kaip galima būti šitam sporte, mėgti motociklų sportą, bet nemėgti šitos dalies. Na, o prieš traukiant motociklą į pavasarinės gatves po žiemos miego, Raimonda sako, kad dulkių nupūtimas reikalingas ne tiek grožiui, kiek vizualiniai motociklo apžiūrai. Mat rudenį dažniausiai transporto priemonė į garažą pastatoma tokia, kokia buvo po paskutinio išvažiavimo. Svarbu apžiūrėti būklę, bet dar svarbiau patikrinti skysčius. Gal pradėkim nuo alyvos pasikeitimo. Aš manyčiau, čia vienas iš prioritetų yra. Sportiniam motociklui alyvą keičiam, sakyčiau, kokias 6 motovalandas. Naudoju Hado alyvą, tikrai pasiteisina, geros kokybės. Partneriai negaili palaikymo, suteikia šių produktų, kad visokeriopai motociklas atlaikytų kuo didesnį tempą, treniruotės ir tarnautų kuo ilgiau. Ir gatviniams motociklams, nepriklausomai nuo ridos, rekomenduojama bent kartą per sezoną pakeisti alyvą, nes ilgainiui ši praranda savo savybės. Lygiai tas pats su tepalo filtrais, tai yra neatsiejama dalis viso tepalų keitimo proceso. Ir žinoma, grandinė. Grandinė po žiemos būna irgi palikta, galbūt nenuvalyta, nesupurkšta, kartais parūdyjusi, atsipalaidavusi. Tai irgi verta supurkšti grandinę, pasižiūrėti, ar jinai pakankamai įtempta, prižiūrėta, nuvalyta. Šiuos visus žingsnius verta padaryti. Vėlgi, grandinės priežiūrai rekomenduoju Hado produkciją, pati naudoju per visą sezoną, tikrai net nebežinau, kiek tų buteliukų priežiūros priemonių išpurškiam, bet realiai po kiekvienos treniruotės, po kiekvieno plovimo grandinė yra prižiūrima maksimaliai ir to pasekoje tarnauja tikrai, galima sakyti, visą sezoną. Dėl ilgo stovėjimo tepalas ant atviros motociklo grandinės džiūsta, ji pradeda rūdyti ir jeigu važiuosite nepatepę, grandinę veiks didesnė trintis, nareliai nesilankstys, sumažės ilgaamžiškumas, taip pat greičiau dils žvaigždės. Taigi, išsitraukę pavasarį motociklą, ne tik nupūskite nuo jo dulkės, bet ir pakeiskite alyvą, filtrus bei būtinai sutepkite grandinę.